Jums teks atkovoti savo proto teritoriją iš savo ego. Dažnai kartoju, kad kelias į tavo gyvenimo naują versiją yra kova už tavo teritoriją prieš mūsų ego. Ego valdoma teritorija. Įpratę mažėti dėl meditacijos. Natūralu, kad ego tapo neramus ir užpuls jūs. Jums tai dabar svarbu keisti savo gyvenimą. Ego atitraukės nuo pareigų ir primeta bet visokius reikalus. Ego netoleruoja konkurencijos. Atitraukdamas jūs į šoną, net esant aiškiams sielos pranašumui, ego siekia keršto galimybės. Ego negaili pagyrų, tik tuo atveju, jei jis giriamas mainais. Jei nepadarysi to, tai sukelsi pyktį jo. Toksai jis yra, tokia jo teritorija. Ego turi paslapčių, kur paslėpia tai, kas jiems skauda. Todėl nieko nepamiršta jis. Visą tai, kas sukėlė vat nepatogumų jam, jis prisimins tai ilgai. Todėl dažnai sakau, kad kelias į tavo gyvenimo geresnę versiją yra kova prieš mūsų ego. Tai pats sunkiausias darbas tavo gyvenime. Kad peržengti šitą ribą, reikia perspėti save apie iliuzijas, į kurias gali pasinerti ego algotas pilotas. Egoistinis išgyvenęs laikosi savo pozicijų, kovoja už egzistavimą jų. Todėl žmogus dažnai pasiduoda, nežinodamas, ką daryti toliau. Jam nepavyksta ego spaudimo išlaikyti, o jo labiau spręsti savo sielos problemas.
nesugebės pasimetę laiko meditaciją. Bet nebus didžiausia džiaugsmo, kaip sukurti savo gyvenimo geresnę versiją. Nes tavo siela pati vaduosis iš ego pančių. Tai bus skausmingiau keistis ir daug ilgiau užtruks tai. Nes jei žmogus pradės blaškytis nežinioje, depresija jį pasieks. Todėl laikytis kelio ir išlikti 100%. Ramiam ir laimingai. Tavo mokytojas turi padėti. O jei įminsit ego paslaptis, tai bus didžiulė jūsų sėkmė. O jei pavyks viską, kas ten sukrauta, deginkit meilės spinduliais, tuomet būsit transformuoti. Tiesiog atminkite, kad ego paslaptis tai skliautai, tai požemis, kuriame įkalinta siela yra. Mūsų viršiai ego priklauso sąmonė. Sąmonė naudojasi mūsų programomis ir taisyklėmis. Todėl vienintelis būdas laimėti kovą su savo ego, pasinaudoti savo pasąmonę. Pasąmonė neskiria tikrovės nuo mūsų sukurtos naujos realybės. Ir kai mūsų realybė, kurią sukuriame mintyse, bus realesnė už dabartinę fizinę tikrovę, tada mes sukursime savo norimą gyvenimą ir laimėsime šią kovą. Laimėsime šią kovą mes prieš ego. Mes atlaimėsim, atkovosim proto teritoriją.